Dažnai krikščionis dalyvaujantis viešpaties vakarienėje net nenutuokia, kokia yra jos reikšmė ir prasmė. Eilinis bažnyčios lankytojas nežino, ką jį reiškia, išskyrus tai, kad kažkaip susijusi su atperkančiaja Jėzaus Kristaus mirtimi ir jo žodžiais tai darykite mano atminimui. Šią šventojo rašto vietą dažniausiai skaitome taip. Tai darykite mano mirčiai atminti. Pirmame laiške Korintiečiams, 11 skyriaus 24 eilutėje parašyta. Tai yra mano kūnas už jus. Tai darykite mano atminimui. O 26 eilutėje sakoma. Taigi, kada valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Mielas bičiuli, vadinasi, dalyvaudami viešpaties vakarienėje, skelbiame Jėzaus Kristaus mirtį. Galbūt paklausite, kaip Jėzaus Kristaus mirtis prieš 2000 metų ir dalyvavimas viešpaties vakarienėje yra susijęs su mūsų gyvenimu. Atsiverskime Evangelijos pagal Luką 22 skyrių. Jame pasakojama apie Jėzaus susitikimą su mokiniais aukštutinėme kambaryje prieš jo nukryžiavimą. 15 eilutėje skaitome, kad Jėzus pasakė, jog nori su mokiniais praleisti naktį. Jie nežinojo ir nesuprato, kas įvyks kitą rytą. Paskaitykime 22 skyriaus ištrauką nuo 15 iki 20 eilutės. Ir tarė jiems, trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Norėčiau priminti, jog Velykos arba Pascha buvo švenčiama išėjimų iš Egipto atminti. Skaitome toliau. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau nebevalgysiu, kol ji išsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis padėkojo ir tarė, imkite ir dalinkitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė. Ir paėmęs duonos jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams tardamas. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip pat po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Ką Jėzus turėjo galvoje, sakydamas, tai naujoji sandora? Ji turėtų reikšti tą patį, kaip ir senoji sandora. Ar naujoji sandora susijusi su mumis 21 amžiaus tikinčiaisiais? Jei taip, tai kokiu būdu? Kas toji naujoji sandora? Norėdami atsakyti į šios klausimus, turime išsiaiškinti, kaip ir kur du žmonės sudarydavo sandorą ir kaip šios santykius palaikydavo. Taigi, du vyrai sudarydami sandorą pirmiausia pasikeisdavo apsiaustais. Po to jie nusisegdavo savo šarvus, kardus ir skydą ir pasikeisdavo ginkluote. Paskui persipjaudavo savo riešus ir juos suglausdavo taip, kad vieno žmogaus kraujas susimaišydavo su kito. Tai reiškia, jog jie tapo viena ir nebegyveno tik savo. Likęs randas būdavo pakankamai didelis ir matomas kitiems. Jie nuomet kas nors smarkiai susikivirčydavo su tuo, ant kurio riešo būdavo didelis randas, visi žinodavo, kad tas žmogus turi sandoros brolį. Taip pat visi žinodavo, kad jei vienas pateko į bėdą, kitas tikrai ateis jo gelbėti, todėl geriau pasisaugoti. Sudarydami sandorą vyrai pasikeisdavo ir dalimi savo vardo. Po to būdavo paskerdžiamas gyvulys, o jo kūno dalis sudedamos aštuoneto forma. Vaikščiodami tarp taip išdėliotų gyvulio kūno dalių, vyrai vienas kitam prisiekdavo ištikimybę bei paramą. Galiausiai jie kartu pavalgydavo. Maistas buvo labai paprastas – duona ir vynas. Jie apsikeisdavo duoną ir
valgydami vienas kitam sakydavo: Aš esu duona ir ją valgydamas tu tampi manimi, o aš tavimi. Ta pati pasakydavo ir apsikeisdami vyno taure. Taip darydami, jie apsikeisdavo gyvenimu. Tai reiškia, jog aš įeinu į tave, o tu į mane, ir taip mes užmesgame kraujo sandorą. Tas, kuris skriaudžia vieną, liečia ir kitą. Kai vienam reikia, ar jis yra pavojuje, kitas sandoros dalininkas privalo jam padėti. Pats terminas kraujo sandora reiškia kirsti pjauti. Vyrai vienas su kitu sudarydavo sandorą, kurie juos susaistydavo. Ši sandora galiojo visą gyvenimą. Turėdami tai galvoje, paskaitykime pradžios knygos 15 skyrių. Dievas sudarė sandorą tik su vienu žmogumi, Abromu. Jis pakvietė Abromą palikti pagonišką visuomenę ir eiti į pažadėtąją žemę. Sandorą su nusidėjėliu inicijavo pats Dievas, kadangi nuodėmingas žmogus šito padaryti negali. Ir nors per tikėjimą Dievu jis tapo teisus, vis tiek buvo nusidėjęs žmogus. Šioje šventojo rašto vietoje rašoma, kaip Jėzus su mokiniais valgė Velykų vakarienę. Ir paėmęs duonos jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams tardamas: Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip pat po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Tokiu būdu Jėzus apaštalams pasakė, kad visagalis Dievas Jahvė, Elohimas, Adonajus su žmonija sudarys naująją sandorą. Dievas buvo sudaręs sandorą su Abraomu, Izaoku, Jokūbu ir visa iš jų kilusia žydų tauta. Jėzus apaštalams pasakė, kad Dievas Tėvas sudarys naują sandorą, neapsiribojančią tik izraelitais. Pagrindą tokiai sandorai davė Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus. Evangelijos pagal Morkų 10 skyriaus 45 eilutėje skaitome: Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 10 eilutėje parašyta, kad Jėzus sakė: Vagis ateina tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Mielas bičiuli, gyvenimo be sandoros nėra. Ana Velykų vakarą buvo prisimenama ne tik izraeliečių, bet ir naujoji sandora, kuri bus sudaryta su visa žmonija. Sandora turėjo būti užantspauduota krauju. Ja Dievas pristatė per Jėzų Kristų. Jis savo mokiniams pasakė taip, kaip sako du sandoros broliai: Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Šios naujosios sandoros iniciatorius taip pat buvo Dievas. Tučtuojau po Velykų vakarienės, kurią Jėzus šventė kartu su savo mokiniais, jis nuėjo ant kryžiaus ir mirė už mūsų nuodėmes. Dėl to visagalis Dievas danguje ištiesė ranką į netikinti pasaulį ir sudarė su juo sandorą. Ji skelbė, kad bet kuris žmogus, tikėdamas ir pasitikėdamas pasiaukojančią, visą patenkinančią, išperkamąją Jėzaus Kristaus mirtimi ant kryžiaus dėl jo nuodėmių atleidimo, sudaro sandorą su visagaliu Dievu. Ši sandora yra neatšaukiama, nekintanti, amžina. Tokiu būdu žmogus tampa Dievo šeimos nariu, o visagalis Dievas įsipareigoja patenkinti su juo sandorą sudarusiųjų reikmes. Visagalis Dievas prižadėjo būti mūsų ramybė, aprūpinimu, apsauga ir vedliu. Jis mums bus viskuo, ko mums reikia. Laiške Kolosiečiams 2 skyriaus 9-10 eilutėse
apaštalas Paulius rašo: juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė ir jūs esate pripildyti jame, visokių kunigaikštysčių ir valdžių galvoje. Mielas bičiuli, kai turite Jėzų Kristų, turite viską. Jei esate sudarę sandorą su Dievu, galite su juo bendrauti. Galbūt kas nors paklaus, ar galima išsemti Dievo išteklius. Šito padaryti neįmanoma, nes Dievas neišsenkantis. Jis yra geras, mylintis, atleidžiantis ir suteikiantis garbę prašyti visko, ko mums reikia, tarytum tai priklausytų mums. Laiške Filipiečiams 4 skyriaus 19 eilutėje apaštalas Paulius rašo: o mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Kadangi esame sudarę sandorą su Dievu ir jis prisiėmė atsakomybę patenkinti kiekvieną iškilusią reikmę, žinome, kur kreiptis, kai iškyla poreikis. Tačiau jei nesišaukėte Dievo, šaukėtės bėdos. Juk esame sudarę sandorą su visagaliu Dievu, kuris savo žodžiu įsipareigojo laikui atėjus pasiimti mus į dangų. Didžiausia mūsų bėda ta, kad mūsų sąmonėje yra įsitvirtinęs iškreiptas Dievo paveikslas. Mes nematome Dievo visoje jo didybėje, nematome jo meilės, meilumo, dosnumo, jo gailestingumo ar nesavanaudiško gerumo. Tai yra dėl mūsų neišmanimo. Mes pamirštame, kas esame jame ir ką jis mums pažadėjo. Pamiršome, kokie yra mūsų santykiai. Juk per visagalio Sūnaus kraują buvome sujungti su pačiu Dievu ir esame su juo neišskiriami. Kai suvokiame, kas esame Kristuje Jėzuje ir kaip Dievas mums įsipareigojo, žinome, kad viskas, ką mes turime, priklauso jam. Mūsų laikas ir mūsų gyvastis yra jo. Juk tiesą sakant, jis pats mums ją ir suteikė. Laiške Kolosiečiams 3 skyriaus 4 eilutėje apaštalas Paulius rašo: kaip apsireikš Kristus jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Ką daugiau jums galėtų duoti Dievas be to, ką jau yra davęs? Jis suteikė jums savo dievišką gyvenimą. Mes per amžius esame jo sūnus ir dukterys. Dievas jūs myli ir nori, kad jūsų stimulas būtų noras jį pažinti. Dalyvaudami viešpaties vakarienėje, mes paklūstame viešpaties žodžiui ir tai darome gyvam, valdančiam ir karaliaujančiam Kristui atminti. Tai darydami, skelbėme pasauliui, jog atperkančioji Jėzaus Kristaus mirtis yra tas būdas, kuriuo Dievas sudarė sandorą su žmonija, ir tai yra vienintelė viltis žmogui išsigelbėti. Sandoros kraujas išperka žmogų iš viso jo nelabumo ir blogio. Taigi prie viešpaties stalo susirenkame jo pašlovinti, jį pagirti, jam padėkoti, jį pagarbinti ir skelbti jo savybių. Visa tai turėtų būti mūsų dėmesio centre. Na, jei tokia yra viešpaties vakarienės esmė, kaip galima būti kažkur kitur, jei ne ten, kur yra garbinama ir švenčiama viešpaties mirtis? Atminkite, dalyvaudami viešpaties vakarienėje, jūs pagarbinate, pašlovinate ir padėkojate už tai, kad šventas Dievas per savo sūnų Jėzų Kristų sudarė su mumis sandorą. Šią sandorą jūs įtrauktas į amžiną jo paveldą. Manau, kad vengti viešpaties vakarienės yra nuodėmė prieš visagalį, šventą ir teisų Dievą. Nedalyvaudami viešpaties vakarienėje rodome savo nedėkingumą, bejingumą, beatodairiškumą ir savanaudiškumą. Juk viešpaties vakarienė simbolizuoja viską, kas jūs esate ir ką turite.